Nu, labdien, kā seks? Man nebloga, esam iškrovime. Jau stovu šitą 2,5 valandos, lauk, kada iškraus. Deina, vat, saulėta, graži, saulutė šviečia, langs pradaryts. Jo, einam pažiūrėsim, kaip čia lieka, manėms ką, einam pažiūrėsim. Kiek matau, neapdaug. Jau, matos, darbs ir, reišk, beveik baig iškrauti. Kur nei čia ir, gal čia šitą. Tu jau iškraus, einam iki tūlika, reiks važiuoti. Kūra pristumta, monėm kraun. Šiaip saik dar pos valandos gal. Tai matysim. Einu, išpasivaikščioti. Ir tokį industrinį. Šiaip paleidėjai galėjau ir čia mėgauti. Aha. Nes vakar vėlą atvažiavau, čia netoli. Tai ką galėjau čia važiuoti. Na, aš nežinau, čia gal negal stovėti. Šilta. Labai gerai. Čia gerai matau. Gal kas nuomotėjais norit? Nu niek čia daugiau. Dieva, dar šilties įsvars, eisam kur nors pasivaikščioti, ne? Žygį. Esu čia vien žygį suplanavęs. Jau pernai suplanavau. Bet tepilaik nebebuvau. Atėjo tas šaltsvars. Tai koks čia beis. Tai aš lyna čia tuo dar pusvalandoks. Gal kažkas taigia užkosti. Kad nereiktom važiuojant pradėti iškoti sneksti kokį nors. Nu, iškrovė. Ir einam dar pasitikrinti. Sakys dar duris. Bet nežinau, kaip čia yra. Ar uždarė, neuždarė. Pa uždarė, važiuok. Nu, uždaryts duris. Teisinga uždaryts. Bei tvarkinga. Tvarkinga duris uždarytas. Avarinė dega. Jo. Tai. Nu, uždaryta. Nemelau. Jo, tada lekam. Jo, važiuoti. Žinau, čia matos nesimato. Važiuoti ir 219 km iki Gatavėjaus. Jo, pasirodo keitas planą. Keitas planą, nevažiuoju aš į Gatavėją, o važiuoju į bazę. Jo. Išvažiuosim čia pasistam siaurą. Pasukite kairėn. Tada iš žiedo važiuokite kairėn. Internetą tai jau įjungiam, kad man rodytom visus eismus tomtoms. Važiuojam į bazę. Aš kiek suprantu, darys inspection vilkikų. Nes praeit savaitę tėpis sakė mums, kad reikia inspection vilkikų. O technikienė čia Anglijoje yra kas metus. Kiekvienas metas turi ir lengvoje, ir fūrą, ir moco, visiem kas metus reikia varyti. Kirskite žiedą. Antrasis išvažiavimas. Man Volveka ir rudenį, moc, technikienė, MUT, atė padanas. Savaitgalėje persisėm į kietą su kamerom. Su kamerom sėsėm į fūrą. O dabar važiuojam į bazę. Į bazę 200 km. Žiedo važiuokite dešinėn. Per valandą bus ten. Antrasis išvažiavimas.
Sporto daug ir, o ne, dar norit sužinoti. Yra dar kapi reklama, bet gal kapi ne. Kelias toks paprastas. Saulėtas žiūrės, kiek čia tų laipsnių. Tu jau pažiūrėkėm, kiek čia tų laipsnių šiandien būna. +9. Na savo. Nu atrodo, kad daug šilčiau. Už 700 metrų iš žiedo važiuokite dešinėn. Trečiasis išvažiavimas. Žalia. Važiuojam. Reiks tą savaitgalį nuplauti vilkėką, nes 3-4 savaitės jau neploviau vaisus vis ir tragedija atrodo mums. Būna nelyskit, daugit mum bišveitas. Žalia. Žalia. Vis dar, bet jau įpusėjau aфиgeną knygą, rekomenduoju irgi paklausyti, paskaityti. Tai jo, jarda liko pusvalandis ir tiek eismo beveik nėra. Nu, pakeičiau vėl transport priemonę. Atėjim man biškį, vilkėk, fūrą, dar to inspektioną. Ir pakeit padongą, veina, biškiau maža pratikriaus bebuvom. Kaladis pakeit, dar kažką dar. Tai jo, kadangi garažį yra pakelta, negali prieiti. Važiuojam papeitauti kažkur tai. O kol geriausia papeitauti, spėkit, ką tu jo pamatysit. Esu Volvo. Ir važiuojam. O kur važiuojam? Pamatysit, neužėjau. Į kur atlėkiau? Į McDonald'ą. Varom burgerį pavalgyti. Turi skanėstų, burgeriaks, kažkoks su sūriu, visai neblogas. Bulvyts, fanta, pavalgom. Skanus šiaip, skanus. Varom da įsipilt kurą, nors ir posibak dar tik tais, bet kadangi pusiau karas vyksta dėl Irano, pažiūrėk, tai kuro kainos kyla.
Kuro kainos kyla labai smarkiai. Dabar dizelis yra 1,34. Čia nesnai buvo 1,26. Tai jau geriau įsipil dabar, nesinori mokėti po 2 svarus už litrą. Gali būti ir kiti kils. Tai varom sumokėti. Pampon. Kokiam kaimą gyvenam. Toks fainas trobas. Biški siaurė. Bet faina. Varom plauti. Tai jo, baigiau plauti. Į niek. Stojau. Nusprendžiau biškį pagulėti. Biškį atsipūsti. Paskrolinti. Paeditinti viduosik. Jo. Tai žodžiu. Įsu temą per tų laiką. Tomse jau. Va, galų išsidriebęs. Koja tep. No. Reiks jai dar stai kažką užkosti. Nežinau dar ku. Ir eit gulti. Ryto kelteis 2 valandą. Susimatysim tikriausia arba uoste ryto rykmetį, arba jo pristatyme. Tai va, susimatom už porą sekundžių. Bū. Nu, labryt. Ku jūs gera. Esu uoste jau. Pilaus kurą. Važiausiam tu jo nusimesti ir užsidėti. Jo. Kiek ir 4 jau ir. Pilam kurą. Nemeigam.
Oi, ne. Broken! Jo. Tai žodžiu. Važiuojam THŠ. Turės atvažiuoti konteinerį žiūrėti. Nes aš kiek matau, jis lūžis. Parodysiu jo. Man šiaip dabar reikia labai atsargiai važiuoti į THŠ. Nes konteineris yra ne ant pinų pastatytas. Tas vienas pins ir išvis išlūžęs. Viskams išlūžęs tiesiog. Ten gal to kito pusė užsidėjai normaliai, bet tas pins ir visiškai išlūžęs. Reikia sustoti THŠ, nufotkinti, vadybą nusiųsti, skumbinti į customer servisą, kad atsiųst kažkokį žmogų apžiūrėtam. Ai, va, iš čia sustosiu. Čia yra speciali vieta, kur čia gal įvažiuoti. Čia yra prie V ir, va čia ta raidė, VT berods. Ir inkampa. Tokia būdelė, ten dirba kažkokie žmonės. Inspection padaro konteinerį. Jeigu ir pažeist, tai čia reikia sustoti. Jis įstovi tokį, užsidėt šalmą ir eiti šnekėti su nas. Tai tikriausiai nuims konteinerį. Matot, kokia tragedija yra. O dar blikstį jungsim. Žopa. Все, капут там konteinerio. O visi kiti normaliai yra. Go to 318 318. in the middle. Here. Go down here. Yeah. And in the middle. Yeah. Go to 318. Okay. Make sure you twist upside down. Okay. Thank you. Jo, tai visloką turbūt atlokinti ir nuims. Cancelint darbą, nes su tuo aš tikrai nepavažiuosiu. Čia tragedija. Tai čia reiks atvidurį sustoti, nuims anu į tada vadybą gauti iš kažkokiet. Važiuoti 3.18, 2.15, dar per 100. Jo, sustoja, dabar laukam Krans kažkur iš ten turėtum parvažiuoti, nes ten parvažiuon. Problema. Neapsimatė. O, viskas nuėmė. Vadybą paskambinau, pranešiau, sakė, gal kokį 7 valandų kažko tai paims. Tai jo, biškį pasikeist planą dar. Ir važiuosiam į to patį įmonę. Kad konteinerį gavo, į to patį įmonę. Netgi tokiu pačiu laiku. Tai biškį vėliausiam. Bet man rodos, kad tenas niek tokį. Ten labai greitai iškraun. Užsidėjau, bet aišku. Ką be to? Uns ir durim į kabiną. O vėl reikia važiuoti pat galą. Kas atžiūrėsit, kam įdomu dėl to, apsukti konteinerius Trinity, reikia B9, pačio pradžio tenas. Tai dabar važiuoju eilė ir į pat galą reikia kon tik apsukti. Reikia palaukti čia, B19. Tai vat reikia teisę apsisukti, tada kito pusė nuims
Ir. To pusę uždės. Plūkta matematika. 200 metrų. Pasukite dešinė. Tada pasukite dešinė. Važiuojam, žiūrim, ką panašiai dabar yra. Čia buvo į priekį pavažiuoti, čia atbūdint pavažiuoti. Kur čia yra. Užsikabina. Pasikėlė, važiuojam apsisukti. Konteineris nebus sulūžęs, ką tikitės? Aš manau, kad normaliai. Nu, žiūrim, ką turi. Rodom liuks. Nuvažiavo krantas. Važiuoti link išvažiavimą. Ką matuot? Koks gražus rytas. Saulutė teka. Kiek mes vėluosiam? 10, maks 20 minučių, 15 kokį. Tai va, užsidėjau. Vėlausiu 20 minučių. Ko jo padarysi, niek nepadarysi. Tai, įsijungiau toliau klausyti knygas, dar 4 valandas liek. O jūs tada žiūrėkit, ką važiuoju. Šiam geras kels, labas smagus rytas, saulutė tek, laba feinė, graži. Na, žiūrėk. Pažiūrėkit, eina savo, toks rūks, čeipsvičius, eina savo, kaip gerai atrodo, nuostabu, geras. Good? Here you go. Okay, thank you. Kaip matėt, važiavau, iškrovėm, pristūmiau ir viskas, ir laukam. Sakė, pašauks, kada iškraus. Tai tiek, peiksi, gal užkos ką nors. Tik sumuštinis tiekti. Na, gerai. Gera. Atlėkiau šitą juostą.
Žiūrėkit, kiek yra šilumos. Matot? Vis 14. Šilta jau vos ant liauteis. Jau norėtus į džemperį nusimauti. Gidėsim kempengtoką. Tai reikia ir pinus sutvarkyti kempengtoko. Reiktus priekinius užsidėti. Jūs užsilungstyti. Jūs užsilungstyti. Tas atsivert. Šitą. Tas atsivert. Tas kits atsivert. Da to balkį reikia išsiteist, nes bus ta priekaba, tas konteineris daug ilgesnis. Kad tas pins būtum čia šitą, nu nes neprek, kad tipo svorį centras būtum kitur, biškarčiau kabinas. Čia vykst. Tai jo, da to balkį sutvarkom. Kažkokie va tokie yra. Jo, tas tu jau jas, tas jai. Pervažiuoti. Reiktų pervažiuoti. Tas jo, tos mygtoks, tas sulenda. Biškį atbulint pavažiuosim. Ir krans priekį. Nežinau, kur čia veik. Patruotas kempengtoks. Va. Matos, vat. Biškį išilgins. Tai mums yra... Va, visi kiti yra kempėdų, o tenas, kur man reiks užsidėti, yra kempinkių pėdų. Parvažiaun. Į ten viršau sėd kranis žmogus. Ir uns, tipo, reguliaun. Paėm konteineris ir užded. Va, gal matytais. Man ne tas pirmas, o gal tas pirmas? Ne, antras. Man ir tas antras. Ir tada uždės man, reiks biškį. Priekį gal paduot, nežinau. O, iškel. Okay. Rodom liuksą. Viskas gera. Krant pasikėlė. Galim važiuoti. Dedam diržą. Viskas, važiuojam, išvažiavam vartus, išregistruosiam. Įmausiam. Mausiam, toliai mausiam. 5 valandų stosiam tik tą. Atlikiau. Viskas, baigiau darbus. Pagaliau jau yra po 5 biškį. Tai jo, va, užsidėjau spyną. Gali parodyti, koks tas konteineris atrodo. Tai va, mums dar už galą ateik išsikiš. Dar ir priekiaus yra. Bada šitas kiek iš priekiaus yra. Prie pat kabinos. Dar, bada. Tus reikėtum gal išsitemti. Jo reiks išsitemti. Dar tus. Čia restorans, bet gal restoranį pavalgyti kažkutai. Iš apie sustojus tikim parkingi. Kokie pūda čia yra. Su tragedijai važiuoju tenas. Atrodo pasikėsi. Tuokis, pelkis. Aš nežinau, ką paneičia. Ką paneičia. Ten irgi. Ves, čia prūda, ten į prūda. Visur prūda. Tragedija. Jo, einam pavalgyti kažkutai. Einam iki restorano tada. Dar reiktų man to išsiteisti, sumokėti už parkingą. Ir jo, einam iškuoti kažkur pavalgyti. Jo, parėjau šitą, viskas, apsiparkavom. Pasėmiau fish and chips, o čia tokiai bolvis gal labiau. Netflix pajungt, pasėmiau tango. Čia kažkoks dar padažioks, nepadažioks. Greitai, negreitai. Tai taip. Einu pavalgyti ir eisiu gulti. Kolegas jau pradėjo rinktis, po biškį pilnėjo aikštelį. Ir taip, pavalgau, einu gulti. Ir ryto pristatėm 6 valandą už 100 km, tai dar reiks važiuoti. Anksti keltais,
Greit keltis, ketvirtas važiuoti. Tai ir teik. Nu, jeigu jau pažiūrėjai to iki galo, paspaus to laiką. Parašyk komentarą į būtiniausią pasubscribing, prenumeruok, jeigu įdomi, aišku. Tai va, teik. Labą naktį, kolega.